Sveiki. Šios vaizdo pamokos tema yra naršyklės adresynas. Ir aš dabar pabandysiu jums paaiškinti, kam jis reikalingas ir kaip jį naudoti. Iš tikrųjų, naršyklė vienas iš naudingesnių dalykų yra galimybė išsisaugoti įvairių svetainių adresus adresyne. Tam naršyklėje Mozilla Firefox yra naudojamas adresynas. Ir čia matote visus adresus, kuriuos aš kažkada į adresyną išsisaugau. Tam, kad išsaugotumėt adresą adresyne, visų pirma, jums reikia atsidaryti norimą svetainę. Tada spaudžiate meniu adresynas ir pasirenkate komandą įrašyti į adresyną. Atsivėrusiame lange galite įrašyti norimą pavadinimą ir parinkti, į kurį katalogą išsaugoti šitą adresą. Toliau spauskite įrašyti. Tai atlikus adresyne atsiranda naujas adresas, Šiaulių Saulėtekio gimnazija. Ir dabar, norėdamas atverti šitą svetainę, aš galiu tiesiog paspausti ant šito adreso adresyne ir mano svetainė atsidaro. Labai naudinga funkcija tada, kai adresas, kurį jums reikia įsiminti, yra labai ilgas. Ką dar galima daryti su adresynu? Grįžkime į adresyną ir pasirinkime komandą rodyti visą adresyną. Čia jūs galite rūšiuoti, rikiuoti savo adresus arba suskirstyti juos į įvairius katalogus. Norint sukurti katalogą, spustelėkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite naujas aplankas. Tiesiog adresyne kartais prisikaupia labai daug adresų ir rasti reikiamą tarp 100 įrašytų adresų būna sudėtinga. Dėl to patarčiau naudoti katalogus ir adresus dėti į skirtingus katalogus. Taigi pasirinkau naujas aplankas, dabar belieka įrašyti aplankų pavadinimą. Jeigu reikia, įrašykite šio aplanko aprašymą tam, kad ateityje žinotumėt, kokias svetainės jūs į jį sukėlėte. Ir spauskite įtraukti. Atsiranda naujas aplankas mūsų adresyne. Dabar galima jau esamus adresus iš adresyno sukelti į jūsų naują aplanką. Jis yra štai čia. Kad būtų patogiau dirbti, aš jį galiu pele tiesiog pernešti į viršų prie visų aplankų ir kai kurios adresus galima pelės pagalba nešti mano naują adresą, naują katalogą. Taip galima sutvarkyti visą savo adresyną. Užverkime jį ir dabar adresyne matome yra mano naujai sukurtas katalogas ir jame yra tas vienas adresas, kurį aš į jį įnešiau. Jeigu išsaugant, norite įrašyti ne prie bendrai visų adresų, o į katalogą, pasirinkam įrašyti į adresyną ir prie aplanko parenkame mūsų norimą katalogą. Dabar šitas adresas atsirado mano naujam kataloge. Tai čia. Viskas, labai paprasta ir naudinga funkcija tam, kad nepasimestumėm to daugybė adresų, kurios mums kartais tenka įsiminti. Viskas.